Mes turim vieną tikslą. Tai tas mūsų vienintelis tikslas, kaip atstovauti tautai, vykdomąją valdžią ir Seimą ir kaip tas yra įmanoma. Grįžtų prie istorijos. Aš esu tas žmogus, kuris iniciatyvą turėjo 2008 metais kurti Lietuvoje ekonominę socialinę tarybą, kurią mes paskui pervadinom tautos tarybą. Tai buvo įstatymiškai paruoštas praktiškai dar konservatorių valdymo laikotarpiu 2006-2008 metais akademiko Rudziko, kuris po poros metų mirė nuo 2008 metų, kai mes pakėlėm šitą klausimą, jis buvo labai patenkintas ir sako, atsiras tautos taryba. Aš truputį teisiškai pasakysiu, kas tai per darinys. Tautos taryba sudarytų trys grupės būtent to vadinamo atstovavimo. Tai pirmas yra nevyriausybinės organizacijos, kurios šiandien dienai yra, ir dar berods Dalia Grybauskaitė priėmė įstatymą ir oficialiai tvarkingai sutvarkė, kas priklauso tiem vadinamam NVO, nevyriausybinėm organizacijom. Antras darinys tai būtų verslas. Verslo asociacijos, kurios irgi, kaip žinot, yra smulkaus vidutinio verslo, stambaus verslo, susivienime ir šiandien dienai dirba jos ir turbūt turi kažkokį patariamąją balsą, nes esu buvau pati ekonominės, tai yra smulkaus vidutinio verslo tarybos valdybos narė. Ir trečias darinys tai yra profsąjungos, tai yra šiandien dienai atėjusi premjerė būtent iš šito darinio, kuris vienytų visas profsąjungos. Ir ten buvo įstatymė labai aiškiai sudėstyta 36 deputatai, 36 tai yra antrieji parlamento rūmai. Nė vienas įstatymas nebūtų galimas priimti Seimo be šitos tautos tarybos pritarimo. Bet kadangi tai buvo savotiškas apynasris, iš karto jie suprato, kad labai ilgai dirbo. Galiu pasakyti, kad ir finansinių resursų vyriausybė išnaudojo gan nemažai, labai intensyviai dirbo, kad sukurti tą darinį ir kad jis pradėtų egzistuoti. Bet po to matomai įsigando ir gerbiamas akademikas Rudzikas labai apsidžiaugė, kai tą iniciatyvą parodėm. Turiu visus parašytas tos problemos, kurios buvo 2008 metais, jos nedingo, jos tas pats, jeigu aš jums perskaityčiau tuos raštus ir tai, kad visuomeninės organizacijos ir verslo, ir NVO, ir profsąjungos pasirašė, tai yra būtent tautos tarybos atsiradimas, tai antrieji parlamento rūmai. Bet dar buvo toks argumentas, kad tai yra brangu, tai yra 30 tūkstančių berods litų buvo. Tai yra 30 milijonų litų išlaikyti tuos vadinamus deputatus. Mes visi iš tam tikros srities išsirenkam tuos deputatus ir šiandien dienai mes tą galim jau pradėti daryti. Tai yra mūsų Seimas būtent turėtų šitą įstatymą pakėlus, kad tai yra galima, jau pradėti tą daryti. Ir tada ruoštis šito įstatymo pagrindų įgyvendinus, kad tautos taryba atsiranda šiandien ir labai greitai. Tai yra įmanoma, tai yra tikrai ne vienas valdančiosios daugumos, sakykime, šiandien dienai valdančioji dauguma, žinom, kas netikiu, kad socialdemokratai atsisakytų, nes jiem reikalingas bet kokio įstatymo priėmimo pritarimas. Tai kaip jie daro dabar? Pasikviečia tas, kas priklausomas ir ten europinį pinigų kažkokį tai dalyką gauna ar dar kažkas, tai tu pritari. Tai jeigu versle, tai būdavo Danas Arlauskas, kur, Danas Arlauskas pritardavo, jau tada kalba, kad visa verslo visuomenė pritarė tam įstatymo priėmimui, ar kaip dabar, sakykime, tiem patiem mokesčiam, ar migracijos klausimais. Toliau, jeigu tai surišta su profsąjunginiais dalykais, reiškia, tada kviečiasi profsąjungos, būdavo Černiauskas išveda savo armiją, gvardiją, policininkų basų ir tada vėl gauna kažkokį finansavimą. Tai va toks balaganas ir tautos visuomenininkų suskaldymas vyksta ir vyko dabar. Tai ta tautos taryba arba ekonominė socialinė taryba, gal greičiausia tai būtų tautos taryba, tai būtų šiandien dienai pradžia šito viso, sakykime, atstovavimo tautos. Rūmai yra, man atrodo, šiandien dienai net restauruojami, tai vienuose parlamentas dirba, kitose būtent tautos taryba dirba. O toliau, kalbant apie susivienimą, be abejo, kad
partijos ir partijų lyderiai visada gali susėsti ir tą tautos tarybą dabar pradėti formuoti. Tai ne šios dienos gal darbas, tai yra gal iniciatyvinės grupės 5-6, kas atvyko šiandienai iš partijų, tai gali tie žmonės tikrai būti iniciatoriai ir toliau šitą darbą galima dirbti. Mano toks bent pasiūlymas, matymas. Toliau pagrindinis dalykas, kuris čia... Prašau, dėl laiko viskas. Neduodam laiko. Pagrindinis dalykas, kuris šiandien mums visiems pakeistų gyvenimą, tai būtent naujos konstitucijos, kuri beje jau yra ruošiama ir beveik paruošta, kiek aš žinau. Tai jos atsiradimas, tai jos priėmimas. Nu, kad ne valdantieji. Nu, ne opozicija. Mes turim Seime dar ir padorius, kaip sakant, deputatų. Nu, ne visą sudarė. Taip, įjungtas. Kiek žinau, įjungtas. Ne, tai va, šitoj vietoj reiktų vienytis ir dabar esančių sąžiningų ir dorų ir, nu, kaip ten pamatuoti, ar jie ne projektas kieno nors, čia irgi, žinot, yra sudėtingi dalykai. Tai tiesiog nesipravardžiuojant, bet matant, kad Seimo narys iš tikrųjų, nu, pavyzdžiui, Ąžuolas, jis Atsiprašau. Arba kažkoks kitas, gal ir vėgėlės, ta prasme, mintis ir siekiai. Tai nu, aš nemanyčiau, kad čia visus nupirko. O kalbant apie tai, kad sovietmečio arba dabartiniam sąlygom, ir jeigu mes pradėsim kalbėti apie kažkokį tai melo detektorių, tai galiu pasakyti, žinot, šitoj visuomenė, kas yra sukurta, o ypač sovietmečiu, kas buvo, aš visada sakiau, sovietmetis tai yra toks laikotarpis, kada visi braidėm po šūdą. Atsiprašau už tą žodį, tai tik tai skirtumas yra toks. Vienas iki kulniukų, kitas iki kelio, o kito ir galvos nesimatė. Ir niekaip neišlindo iš to, taip sakant, liūno, iš to negražiai pasakiau, bet tai buvo. Tai lygiai taip pat ir dabar yra šitoj visuomeniai. Tai, kad antstolės yra 4 milijardai berods, skolininkų tai man atrodo apie milijonas, o 4 milijardai skolų. Atsiprašau, pabandom apibendrinti. Vygar, nu duokim paskalbėti. Ir yra klausimas, prieš apibendrinant, ar tarybos kūrimas bus finansuojamas iš kur, taip? Tarybos darbas turi būti finansuojamas. Ar nemokamas? Ne, jau pačios tarybos visuomenininkai turi šiandien dienai parašyti didelę peticiją ir surinkti visų galimų įmanomų, sakykime, NVO, tai nevyriausybinio organizacijų atstovų, toliau verslo atstovų parašus, toliau profsąjungų parašus ir tai viską pateikti Seime. Ir pasakyti, kad buvo įstatymas paruoštas vadovaujant akademiko Rudzyko, beje, tai buvo daroma ir ruošiama būtent konservatorių. Tai ta idėja iš tikrųjų buvo gera. Ir mes organizavę būtent mokslo akademijoje... Supratom atsakymą per pateikti Seimui tokį... Taip, dabar šiandien, kas yra visuomenininkai, kas yra... Taip. Tai visos dabar nevyriausybinės organizacijos dirba ir jų vadovai yra. O ką jie finansuos? Programą tik pateiks ir per Seimą pamatys. Tai, kad mes šiandienai visuomenininkai norim turėti ekonominę socialinę tarybą arba tautos tarybą, kaip mes ją pavadiname. Ir tautos taryba turi būti kaip antrieji parlamento rūmai, kur be jų žinios niekas nebūtų, nei vienas įstatymas priimamas. Konstitucija. Tai dar viena institucija, su kuriama Seime taip, šiandien dienai turi būti tokia pradžia, nes dabar viskas išsaldydami pinigai. Taip, o kaip? Tai nesvarbu, kritika... Tai 30 milijonų čia nebe pinigai. Atsiprašau, jei kas neaišku, dėl neiškumo pateiktos informacijos, o balsavime pateikėm, jeigu nepatenkinti su pasiūlymu, tiesiog pabalsuojam. Dabar problemos įvardinimas gautųsi, kad nėra visos atstovavimo.
nėra tautos atstovavimo. Nėra tautos atstovavimo. O kaip jeigu bet kokiu klausimu reikia pasisakyti verslininkam, ar reikia pasisakyti profsąjungom, nu tai išrenka tą, kuris, kaip sakant, sėdi ir lanksto. Tai į temą nėra institucijos tautos atstovavimo. Gal Seime nėra institucijos. Ir vat sprendimas sukurti instituciją. Taip, tautos taryba, ekonominė socialinė taryba. Beje, visos Europos Sąjungos beveik valstybės tą turi. Kai sėkmingai, net ekonominė socialinė taryba yra pačiam Euro parlamente. Ir Euro parlamente, ta ekonominė socialinė taryba yra deleguoti kažkokie mūsų atstovai. Bet jie šiandien dienai nieko neatstovauja. Gerai apmokamas atostogas Europoje. Tai panašiai. Jeigu jų paprašai, kad jie net atsivežtų tą informatyvę medžiagą, kur kažkas yra ruošiama parlamente, tai jie net šitą nesugeba. Tai gausis veiksmai dabar, vis tiek reikia mums Čia yra įstatymiškai, mes nepažydžiam nei konstitucijos, nieko. siūlyti peticiją gaunasi, kad apsvarstytų į Seimą. Taip, ir man atrodo, tada Seimas turėtų Siūlyti peticiją. valdančioji dauguma turėtų šiandien dienai pripažinti. Aš galvoju, kad ir ta pati premjerė būtų labai patenkinta, nes jai patarimų ir patarėjų labai reikia. Saugumas O įsikėlė. tai kas šiandien dienai iš jūsų kaip patarėjai dalyvaujate? Aš jau pati kaip ekonominės socialinės tos tarybos iniciatorės. Supratom, realiai reikia su laiku, nebeįtempsime. Ačiū.